Su kuo sutiksi tu naujus metus? Oi, ne ta daina. Tėti, mano mylimas tėti, sveikinu tave su tėčio diena. Gal tokios dainos ir nėra, bet tėtį aš tikrai pasveikinau. Ir tą progą visi kartu papietavome, tiesa, ne sekmadienį, o pirmadienį Žaliajam slėny XL cepelinai. Didelė kompanija, tad nemažai ir užkandžių užsakėme. Nors tą dieną alaus negėrėme nei vienas, užsakėme bulvių traškučių. 2 porcijas sūrio spurgyčių, kurios nuo stalo išgaravo pirmiausia. Ir 2 porcijos traškių krevečių nesulaukė, kol ant stalo pasirodė pagrindiniai patiekalai. Čia pusė porcijos bulvinių blynų, iš kurios sūnus įveikė tik 1 blyną. Vištienos kepsnelių su voveraitėmis porcija buvo ne ką mažesnė. O katinienės tą dieną pasirinkimas buvo lašiša, medaus ir garstyčių glazūroje. O mama vos įveikė 1 naminį kotletą. Tėvukas pirmą kartą jaučio žandus paragavo prieš 5 metus. Dabar jis juos užsako visur, kur pamato įtrauktus į meniu. Na, o man ant didelės lentos padavėja atnešė sprandinės kepsnį. Su gausybė pagardų. Ir šis kepsnys buvo pirmadienio patiekalas nuo šefo. Tad tiek trumpai apie skanius ir malonius tėvelio dienos paminėjimo pietus Žaliajame slėnyje XL cepelinai.